Mikė pūkuotukas. Filmuką įgarsino Ernestas ir Pijus. Pirma dalis, kurioje susipažįstame su Mikė pūkuotuku ir keliomis įtartinomis bitėmis. Labai seniai, rodos aną penktadienį, vienoj šaly gyveno meškiukas vardu Mikė pūkuotukas. Kodėl toks keistas vardas? Todėl, kad ant jo durų buvo užrašas Mikė pūkuotukas. Kartą Mikė pūkuotukas išsiruošė į mišką. Panoro šiek tiek pasistiprinti. Jis visada mėgo gerai pavalgyti. Be to, jis buvo poetas ir laisvalaikiu kurdavo eiles. Ir netgi daineles. Maždaug tokias. Tuščia smegeninį učia, pamparam tik vėjai pučia. Ar anksti kasau pakaušį ne bėda, man pakaušį dramzlė šiaušia visada. Nors galveliai vėjai pučia, bet man gera učia. Nors man galveliai rūkas, bet mano mintis sukas. Sugalvau šitą aš savaip. Taip. Pūkuotukas jau gyvena neblogai. Ir dainas gražioja jis už tai. Ką daryti jais pradėtų, kad tikrai nesulėsėtų, betgi šito juk nebus, jis laiku sukirs pietus. Da. Pamparam papam pam pam. Pamparam param papam papam pam pam. Pamparam param papam papam. Pam param papam. Pamparam papam pam pam. Tai ne šiaip sau medis pats zyst negali. Vis tiek čia kažkas zyzia. Kam tu zyst, jeigu tu ne bitė? Manyčiau taip. O kodėl gyvena bitės? Ogi todėl, kad daryti medų. Manyčiau taip. A kamgi reikia to medaus? Ogi tam, kad aš jį valgyčiau. Manyčiau taip. Kai meškiukas būtų bitė, aš kalbu visai rimtai. Nesiimtų jis statyti savo namo taip aukštai. Au! Mėgstam medų meškinai, o kodėl ar tu žinai? Pasakyk, jei toks gudrus, kuo jos traukia tas medus. Mama! Taigi, Mikė pūkuotukas susiruošė pas savo geriausią draugą Knysliuką, kuris gyveno namelyje su užrašu pašaliniams d. O ką reiškia pašaliniams d? Nežinojo net pats Knysliukas. Labas rytas, Mikė pūkuotuk. Labas rytas, Knysliuk. Įdomu, ar tu kartais neturi oro balioną? Oro balioną? Taip. Aš kaip tik ėjau pro šalį ir galvojau, ar Knysliukas neturi kartais balioną. O kam tau prireikia baliono? Narkotikai, medus. Kas? Medus. Kasgi taip eina medaus su oro balionėliais? Aš einu. O kaip tik vakar vakare Knysliukas svečiavosi pas triušiuką. Ir ten jam padovanojo 2 gražius balionėlius – mėlyną ir žalią. Kuris tau labiau patinka? Štai kad. Kai tu eini medaus, svarbu, kad bitės tavęs nepastebėtų. Aha, Jeigu balionas žalias, jos gali pagalvoti, kad lapas ir nepastebės. aha. A jeigu balionas mėlynas, jos manys, kad tai dangaus mėlynė ir vėl nieko nepastebės. Supratai? Kaip tu manai, jos nepastebės po balionų tavęs? Gal ir pastebės, o gal ir ne. Aš apsimėsiu, kad esu mažas debesėlis, tada jos nesusigaudys. Aha, tada tau geriau pasiimti mėlynąjį.
Prieiname su Knisliuku. Klausinėkit mus, nieks neatspės, nepasakys. O ne. Ar tu turi skėtį? Skėti? Aš kaip tik pagalvojau, ar nepaimti mums dėl viso pikto skėčio. Iš tų bičių viską galima sulaukti. Aha. Einame su Knisliuku. Klausinėkit mus, nieks neatspės, nepasakys. O ne. Taip, palaikyk. Tai va, dabar aš toks juodas kaip negras, debesėlis. Kainas, Kristų, neklausinėkit mus, niekas nepasakys. O ne. Taip. Ne, pripūs balioną. Aha. Paleisk. Puiku. Nu ir ką dabar aš panašus? Ernesto, kuris skrenda oro balionu. На маленькую тучку разве не похож? A į mažą debesėlį negi nepam. Ne, nelabai. Ладно, Nu, может отсюда больше. gerai. Gal už dabar čia Этим panašesnis. селом. Nes neaišku, kas šiam šaus. Это чё? Nežinau, Ką? По-моему, пчелы... man rodas kažką jos ten įtarė. Ką įtaria? Не знаю, Nežinau, но только bet они- labai jau įtartinai elgesi. Gal jos galvoja, kad nori jų medų iškopti? Пятачок, Knisliuk, кажется, они atrodo не jos могут. netiki, kad aš juodas debesėlis. O ką man daryti? Открывай зонтик и ходи. Iškleiskėti, vaikščiok pirmyn atgal, o aš dainuosiu debesėlio dainą. O tu žiūrėk ir mane ir sakyk. Rodos lietus kaupėsi. Aha. Rodos lietus kaupėsi. Rodos lietus kaupėsi. Aš mažas debesėlis, aš nelokys visai, skris gerą debesėliui padangiai. Fu, aukštai. Knisliuk, Rodos lietus kaupėsi. Ką? aš galvojau, viskas supratau. Pasirodo, tai netikras bydas, visai netikros, jos daro netikrą medų. Oi, žemyn leidžias. Я вниз спускаюсь. Rodos lietus kaupėsi. Ką? Об этом не Aš решил. apie tai dar nepagalvojau. Rodos lietus kaupėsi. Пятачок, Knisliuk, Ką? у тебя есть дома ружье? ar turi šautuvą namie? Turiu. Неси его. Davai čia, greit, neš. Melsvoj žydroj padangiai ir miela ir jauku. Tu, lengvučiai debesėliai dainuoja virš langų. Tu. Ai, Knisliuk, Aš čia. Стреляй. davai, šau. Kur tu šaudai? Į bitę šoviau. Nebydės, balioną numuš. Nu, bet jeigu pataikysiu į balioną, jis susprogs. А если ты... A jeigu nepataikys, tai man tada chana. Aha, kana. Ai, Argi nepataikiau? ne, kad nepataikai, į balioną nepataikai. Не попал шарик. Soriukas. O, Mikė. 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 taip. 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 Может быть, именно поэтому Galbūt ten todėl, bet tiksliai negalima pasakyti. Tikrai. Jį ir pavadino Mikė Pūkuotuku. А не пора? Ar ne laikas mum į McDonald'ą? По-моему, Manau, kad laikas. Ну что ж, Na kągi, štai ir pasaka baigta. Tai yra tik šios pasakos pabaiga, o dar yra ir kitos pasakos apie Pūkuotuką ir triušį, apie Knisliuką ir seną pilką asiliuką ir apie visus kitus.
Pabaiga.